Klausytojau, tu gyveni pasaulyje, kuriame vyksta įdomus, nepaaiškinami dalykai tau. Ir tas neturi tavęs auginti ir gąsdinti. Šitie procesai vykstantis žemėje tik faktai, įrodantis, kad vyksta ne visuomet žmogui aiškus ir matomi dalykai. Šių procesų dėka tęsiasi egzistencija. Jie nesibaigs niekada, nes tokiu būdu vyksta cikliškumas. Kasdien mirštama, kasdien gimstama. Kasdien žmonės ateina į šį pasaulį ir išeina iš jo, čia palikdami savo žemiškus sunešiotus kūnus, pakildami į orą kaip lengvi debesėliai skaidrios substancijos. Taip mūsų sielas palieka savo fizinius apvalkalus ir skrenda plūduriuodami aukštin į pratesimą. Cikliškumo eiga nenutrūksta ir mes vėl ir vėl patiriam naujus gyvenimus, apsivilkus naujus fizinius rūbus. Tai neišsenkantis procesas, kuris kupinas absoliučios išminties visatos inžinerijoje. Mūsų potyriams nėra pabaigos. Tai besitęsianti patirtis. Esu nematomas pasaulis autorė. Šis sklaidos kanalas sukurtas tam, kad ištransliuotų žmonių patirtus išgyvenimus viešai ir jie suprastų, kad nėra tokie vieni. Ir tas vienija. Kokiais patyrimais dalinsimės čia? Pradėsiu nuo savęs ir papasakosiu apie savo išgyvenimus. Jų per gyvenimą patyriau nemažai ir tolesnėje eigoje girdėsite dar ne vieną patirtą išgyvenimą iš mano archyvo. Pasakosiu savo bei savo giminaičių, draugų, kaimynų draugų ir kitų, kad ir nepažįstamų man žmonių, tačiau į jų patyrimus atskriejusios iki manęs. Taigi, apie mane. Kaip jaučiu pati asmeniškai, nelabai turėjau noro nusileisti į žemę fiziniam gyvenimui. Tačiau buvau švelniai tariant palydėta lengvu postūmiu ir štai gimiau. Po 9 mėnesių, kuriuos praleidau minkštuose pataluose, mamos įsčiuose, gimus sekančius 9 mėnesius labai priešinausi šiam pasauliui, šaukdama savo neaiškę, balsingą išraišką, kad nesu patenkinta šiuo pasauliu. Visus 9 mėnesius, vieną naktį prieštaravau atėjimui žemėn. Labai užjaučiu savo mamą, kuri patyrė didžiulį vargą, priėmus mane į savo gyvenimą. Toliau, kūdikystėje, vaikystėje, mane puolė sunkios žemiškos ligos, kai kurios taikėsi atimti gyvybę. Ir ne vieną kartą, kai jau visa pamėlusi ir bepradėjusi šalti, stebuklingai grįždavau į gyvenimą. Niekas negalėjo ir nemokėjo paaiškinti, kaip tas atsitikdavo. Viskas vyko savaime. Na, dabar galiu drąsiai pasakyti, kad tai jau atsitiko taip. Reiškėsi į mane kaip į įrankį, kaip raketą, prikrovė pakankamą kiekį rezervų, kaip rezervinį potencialą energinio kūro. Ir su numatyta misija į mane jį išsiuntė veikti. Todėl visos nuodingos paleistos į mane strėlės atsimušdavo į stiprius mano apsauginius šarvus ir negalėjo pakenkti. Na, nebent palikdavo vos matomą žymą. Mane saugojo ir dangus, ir žemė aukštesniajam tikslui. Augau ir po biškį pradėjau suprasti, nors labai menkai dar tą suvokiau, maniau, kad visi kiti žmonės irgi tokie kaip aš. Nuo laiko, kai išmokau skaityti, iškart patraukė rimtos
skirtos subrendusiai auditorijai knygos. Ezoterinė literatūra, tais laikais jos buvo tikrai nedaug, parapsichologija. Suvokiau, kad aš kitokia tuomet, kai draugas mama rodė savo giminaičių nuotraukas. Žiūrėdama į jas, aš pirštų rodydama konkretų asmenį, drąsiai sakiau, kad jis miręs. Ir tai buvo tiesa. Man buvo 8 arba 10 metų. Draugės mama keistai į mane žiūrėjo ir jos reakcija taip pat buvo keista, bet nerodė per daug jokių emocijų, tik patvirtindavo faktą. Taip ir gyvenau. Anksti pradėjau rašyti eiles. Tai buvo labai įdomus procesas. Rašiau ir dienos, ir vakaro metu, tačiau didžiausias antplūdis kūrybos išliedavo naktim. Miegoti negalėjau, turėjau keltis ir kaip užprogramuota rašyti. Kitų atveju labai stipriai kankinausi ir negalėjau užmigti. Tai lyg didelė energetinė bei protinė sankaupa, kurią būtinai reikia iš savęs iškrauti, kad nesprogtum. Daug metų tas tęsiasi iki dabar. Noriu Jums papasakoti atvejį, kai mirė mano močiutė. Tai buvo ypatingas potyris. Artimo žmogaus palydėjimas. Seneliai gyveno kaimo troboje. Labai mylėjau savo močiutę. Vasarodavau pas ją. Mirusieji pašarvota buvo savo namuose. Užbėgus įvykiams į priekį, noriu pažymėti, kad senovinių trobų durų rankenos bei spynos buvo kiek kitokios nei dabar. Ten būdavo tokia metalinė sklastis, kurią reikėjo užstumti. O kad atrakinti duris, reikėjo nuspausti tokį sklendęs liežuvėlį. Žodžiu, senovinis mechanizmas, kuris veikia gan garsiai. Jį pajudinus visuomet aiškiai girdėjosi metalinis mechanizmo garsas. Tyliai nepavykdavo to padaryti. Ir štai visi artimieji buvo sukviesti prie karsto atsisveikinti. Žmonių nebuvo daug, visi savi, pažinojau kiekvieną. Žmonės suėjo į kambarį. Po kunigo pamaldų kambaryje stojo spengianti tyla. Ir taip apie minutę visi stovėjome tyloje. Iškart, kai tik aplinka nutilo, aš išgirdau, kaip už kambario sienos, kuriame visi susirinko, pradėjo skambėti tas sklendinis mechanizmas. Supratau, kad garsas pažįstamas ir aš girdžiu, kaip užsidarė sunkios medinės durys ir sudirbo tie metaliniai durų užraktai. Apžiūriu žmonės, visi stovi nuleidę galvas ir panyrė į savo mintis. Žiūriu į tėtį, klausdama, ar jis girdi tai, ką ir aš, bet jis net nesupranta, apie ką aš čia kalbu. Jaučiausi keistai, bet į šį garsą nereagavo niekas, o ir vaikščioti troboje nebuvo kam. Visą laiką, kol tas dėjosi, aš visų savo kūnu ir protu labai sąmoningai jaučiau, kad tai buvo močiutės išėjimas. Tas jausmas atėjo iš niekur ir leido man aiškiai suprasti, kad aš neklystu. Po visko aš užklausiau artimųjų, ar kas girdėjo tuo metu kokius garsus. Niekas nieko negirdėjo, tik aš. Ir aš aiškiai žinojau, kad močiutės siela paliko namus, o aš buvau tuo liudininkė. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu ir tai aš girdėjau bei žinojau. Aš nebijojau. Man buvo tuomet 15 metų. Tuo metu net jaučiau kažkokį ypatingą jausmą, žinodama,
kad galiu jausti daugiau nei kiti žmonės ir suprasti, kad po fizinio kūno mirties siela pereina į kitą pasaulį, nematomą žmogui. Laukiu jūsų potyrių elektroniniu paštu nematomaspasaulis@gmail.com. Iki.